Sveiki, šį kartą parodysiu, kaip normaliai susitvarkyti torrent siuntyklę, kad jinai jums veiktų greitai ir neapkrautų kompiuterio, ypač kai naršot internete. Taigi, einam į torrent siuntyklę. Pasirinkam nustatymus ir pradėkim nuo bendro. Taigi, kalba. Aišku, galite pasirinkti kokią norit kalbą. Čia nieko jam neduoda tai. Toliau. Tikrinsi siejimą pradžioje, taip turėtų būti įjungta. Ir paliesti torrent įjungus kompiuterį. Tai irgi gan naudingas dalykas. Turėtų būti įjungta. Toliau kitkas turėtų būti čia išjungta. Privatumas. Kai siunčiasi skiltyje. Užskirsti kelią parinkčiai ir aktyvių torrentų. Taip, šis turėtų būti įjungtas dalykas. Toliau sąsajos nustatymai. Sąsajos nustatymuose turėtų būti visiškai beveik viskas įjungta, tik tai 3 varnikės neuždėtos turėtų būti. Ir viskas. O čia viskas turėtų būti nustatyta ir įjungta. Toliau katalogai. Katalogų skiltyje galite pasirinkti, kur jūs parsisiunčiamus failus dėsite. Čia ne dėl sėdinimo, bet kur jūs dėsite parsisiuntus failus, tarkim. Kad yra darbalaukio. Pasirinkti, spaudžiam taip ir viskas. Ir jums siūs ant darbalaukio. Toliau jungiamumas. Čia viena iš pagrindinių detalių, kuri turėtų atkreipti jūsų dėmesį, nes nuo to priklauso, koks bus pas jūs greitis. Jungiamumas. Turėtumėt pasikoreguoti tarpais, jeigu pas jūs matot, kad nėra greičio parsiuntime arba sėdinime. Taigi toliau įjungti penkiai prievadų žymėjimai. Šitos 2 skiltys turėtų būti būtinai įjungtos. Jos yra reikalingiausios. Kitos 2 Windows ugniasienė ir atsakytinis prievadus turėtų būti išjungti, nes Windows ugniasienė, jeigu jinai yra įjungta, jinai jums gali blokuoti torrentus. Jūs negalėsite sėdinti arba jų siųstis. Ir visa kita turėtų būti išjungta. Apsauga. Toliau. Jeigu jūs sėdinate arba siunčiatės labai daug torrentų, jūs paliekate ir nenorite, kad jums kas nors darytųsi, visada nustatykite tokius skaičius, tada bus visi sėdinami ir siunčiami. Ir jau nebus jokio jums ribojimo. Nes pagal skaičių nusistatymą jums bus ribojimas. Tarkim, jeigu čia uždėsite 5, tai jums ir siūs ant 5. Toliau BitTorrent. Šita sistema yra svarbiausia, nes jinai lagina kompiuterį, jeigu yra nesutvarkyta. Taigi turėtų 2 pirmutinės būti išjungtos. Toliau turėtų būti įjungtas vietinių siuntėjų paieška turėtų būti įjungta, nes gan geras dalykas. Klausia tracker dėl būsimų atnaujinimų, tas dalykas yra nereikalingas niekada. Siuntėjo apsikeitimą taip pat turėtų būti įjungtas, nes jis reikalingas susijungimam. Ribot vietinių siuntėjų aktyvumą turėtų būti išjungta, nes tai irgi gali neleisti jums sėdinti torrent arba jūs parsisiųsti. Eiliškumas. Didžiausias aktyvių torrentų skaičius. Taigi, šitoj daly pasidarykit visą laiką didelius skaičius, nes nuo skaičių priklauso, kiek jūs siūsitės ir sėdinsit ant sykio torrentų. Planavimas mums nėra reikalingas, nebent kartais jūs, tarkim, naudojatės kompiuteriu pirmadienį nuo 8 ryto iki 5 vakaro, tai galite čia susiskirstyti, tarkim, dienas, kada jūs galite apriboti savo siuntyklės pajėgumą ir jį pristabdyti, kol naudositės kompiuteriu, jinai bus prisistabdžius ir nerys tiek daug resursų. Tinklų sąsaja turėtų būti išjungta visiškai, jinai mums nereikalinga. Ir viskas. Didžiausias skiltis, kuri ir yra reikalingiausia, tai yra šita, nes jinai stabdo jūsų kompiuterį. Taip pat jinai būna stabdo ir greitį, jeigu yra įjungti DHD tinklai. Taigi, patarčiau pasidaryti taip kaip pas mane. Dar kartą viską perinu ir parodau, kaip turi būti.
atkreipiu dėmesį dar į vieną dalyką. Liesti įeinančius įjungimus, šitą irgi būtinai turi būti įjungta. Jeigu nebus įjungta, galėsit sydinti. Tikiuosi pamoka buvo gera, kam nors jinai gal pravers. Dėkui už dėmesį.